Dievo žodžio galia pakeisti jūsų gyvenimą. Darius Mikšys. Autorinės teisės 2024. Darius Mikšys. Visos teisės saugomos, ši knyga ar bet kuri jos dalis negali būti atgaminama, platinima ar perdodama jokia forma ar jokiamis priemonėmis, įskaitant kopijavimą, įrašymą ar kitus elektroninius bei mechaninius metodus, bei išankstinio rašytinio autoriaus leidimo, išskyrus trumpas citatas, įtrauktas į kritinės apžvalgas ir tam tikrus kitus nekomercinius naudojimo atvejus, leidžiamus pagal autorinių teisių įstatymus. Jaučiatės pavargę? Prislėgti? Turite minčių apie savižudybę? Kankina priklausomybė? Girdite balsus? Patirite įvairias baimės? Jaučiatės beviltiškai? Jaučiatės, kad neturite ateities? Tai yra velnio darbas, bet aš turiu jums nuostabią naujieną. Velnias atėjo, kad sunaikintų jūsų gyvenimą, bet yra kažkas didesnis už velnę, Jėzus Kristus. Jis atėjo, kad sugrąžintų jūs į teisingą kelią ir duotų jums pergalę visose jūsų gyvenimo srityse. Jono 1:1-5. Pradžioje buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Tas pats buvo pradžioje pas Dievą, viskas per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko. Kas atsirado? Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa ir šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neaprėpė. Mato 24:35. Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis. Įvadas. Sveiki, mano vardas Darius, esu evangelistas ir piligrimas iš Lietuvos. Kai tapau krikščioniu 2020 metais, nežinojau kaip melstis, skaičiau Bibliją kaip ir visi ir bandžiau ją skaityti kasdien. Net jei jos nesuprasdavau. Po to, kai buvau pakrikštytas vandeniu, praėjo porą mėnesių ir tada Jėzus pakrikštė mane šventosios dvasios atgamtinė jėga ir aš pradėjau kalbėti kalbomis, o Biblija tapo man tikra. Morkaus 16:17. Tikinčius lydės šie ženklai, mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis. Luko 3:16. Jonas atsakė visiems: Aš jūs krikštiju vandeniu, bet ateina galingesnis už mane, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Kadangi būdamas jaunas krikščionis nežinojau, kaip melsti savo protu, melsdamasis kalbomis aš pasitikėjau šventąja dvasia. Romiečiams 8:26. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melstis, kaip reikia. Bet pati dvasia užtarė mus neišsakomais atodusiais. Praėjus ilgam laikui, nors ir melsdavausi savo žodžiais, nebuvau patenkintas rezultatais. Norėjau, kad mano maldos būtų veiksmingos. Todėl prisiminiau, kad kiekvieną kartą, kai šėtonas gundė Jėzų, jis atsakydavo sakydamas: Parašyta. Ir tada ištardavo Biblijos eilutę. Mato 4:4. O jis atsakė ir tarė: Parašyta, žmogus gyvens ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Pradėjau studijuoti psalmes ir kiekvieną kartą jas skaitydamas pabraukdavau Biblijos eilutes, kurios tiko skelbti konkrečiose mano gyvenimo situacijose. Kai susidurdavau su demoniškomis atakomis ar sunkumais, imdavau Dievo žodį, tikėjimu ir garsiai skelbdavau: Parašyta, kartu su mano situacijai tinkančia Biblijos eilute. Žinau, kad Dievo žodis niekada neprapuola ir dienos pabaigoje laimėdavau visas kovas, su kuriomis susidurdavau galingų Dievo žodžių. Vieną rytą gulėjau lovoje ir pajutau norą užsirašyti savo svarbiausias Biblijos eilutes maldai. Kai pradėjau rašyti, šventoji dvasia įkvėpė mane rašyti tiems, kurie nežino, kaip melstis bibliniu ir veiksmingu būdu. Ir dabar, mano brangus draugė, tu laikai tą knygą savo rankoje. Nepamiršk, jei laikysiesi tikėjime ir išlaikysi ramybę, Dievas įvykdys tai, ką pažadėjo savo žodyje. Klausimas ne ar laimėsi mūšį, o kada jį laimėsi.
Tavo pusė yra angelai ir jie klauso Dievo įsakymo, kuris yra jo žodis, o ne tavo įsakymai. Kai skelbsi ir garsiai kalbėsi Dievo parašytą žodį, angelai bus aktyvuoti ir tarnaus tau bet kurioje situacijoje. Taip sako Biblija, Psalmių 103:20. Šlovinkite Viešpatį jūs jo angelai, galingieji jėga, vykdantys jo žodį, girdintys jo žodžio balsą. Kaip ir kiekvienas karys, kuris pirmą kartą paima kardą į rankas, jis nežino, kaip juo mojuoti, bet vėliau jie tampa meistrais. Naudok Dievo žodį ir įvaidyk jį, taikydamas skirtingas Biblijos eilutes skirtingomis situacijomis. Tu dabar priklausai Dievo armijai, pergalė yra tavo. Jono 10:10. Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir turėtų apstu, sako Kristus. Išgelbėjimas yra tavo garantija. Ateikite pas Kristų dabar, išgelbėjimas yra dabar, svarbu ne tai, kaip jaučiatės ar manote, kad turėtumėte priimti Jėzų į savo gyvenimą. Svarbu tai, kokį sprendimą priėmėte. Nereikia atidėlioti savo sprendimo dėl išgelbėjimo rytojui. Niekada nežinote, kada iškeliausite iš šios žemės. Štai kodėl išgelbėjimas yra dabar. Kaip sakė Jėzus, šis lapelis – tai gyvybė, gelbėjanti virvė, kurią Jėzus meta jums. Laikykite ją tvirtai ir niekada nepaleiskite. Aš priėmiau savo sprendimą ir nesigailiu. Dabar tavo eilė. Noriu tave matyti danguje, o ne pragare, mano draugė. Tai geriausias sprendimas, kurį gali priimti dabar taip pat. Atgailauti ir priimti Jėzų kaip savo gyvenimo viešpatį, bei turėti užtikrintumą, kad pateksi į dangų. Pirmiausia, svarbiausi dalykai. Formulė. Išgelbėjimas plus krikštas, šventąja dvasia, plus tikėjimas, plus Dievo žodis, lygų atgimimas ir pergalė prieš šėtono planus prieš tave. Kad ši formulė veiktų tau gyvenime, turi priklausyti Dievo karalystei. Turi turėti valdžią ir galę iš aukščiau. Tu turi tapti Dievo karalystės piliečių. Tau reikia gauti pasą iš dangaus, kad kaip Dievo karalystės pilietis visada būtum saugomas dangaus. Kaip žinia, kiekviena šalis žemėje saugo savo piliečius. Jei jiems kas nutinka užsienio šalyje, štai kodėl visur yra ambasados. Lygiai taip pat Jėzus atėjo į žemę, kad išlaisvintų tave iš kapo galios. Išgelbėtų tave nuo pragaro ir atstatytų tavo gyvenimą nuo to, ką šėtonas bando sunaikinti. Jėzus yra viltis ir išgelbėjimas. Jono 3:16-17. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Juk Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Gauk pasą iš dangaus. Romiečiams 10:9. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas. Apaštalų darbų 2:38-39. Petras jiems atsakė, atgailaukite ir kiekvienas iš jūsų tebūna pakrikštytas Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Juk šis pažadas skirtas jums, jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kurie tik pasišauks mūsų viešpats Dievas. 2 Korintiečiams 5:17. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai viskas tapo nauja. Malda skirta gyvenimo atidavimui Jėzui. Jėzau, aš tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus už mano nuodėmes, prakeikimus, ligas, baimės, depresijas ir visa tai buvo prikalta prie kryžiaus, ant kurio tu kabėjai. Tikiu, kad tu prisikėlei 3 dieną ir dabar tu sėdi tėvo dešinėje. Padėk man pakelti savo kryžių ir sekti tavimi, nuplauk mane, apvalyk mane ir apšvarink mane savo brangiuoju krauju. Sukurki manyje širdį naująją ir atstatyk mano gyvenimą. Tu esi mano viešpats, mano gelbėtojas ir mano viltis. Dėkoju tau, kad aš nebėra
našlaitis ir kad tapau dangaus piliečių. Prašau, pakrikštyk mane šventosios dvasios gale, kad ir aš galėčiau liudyti kitiems Jėzaus vardu meldžiuosi. Kasdieninis Dievo žodžio taikymas. Patarlių 4:20-27. Mano sūnau, įsiklausyk į tai, ką tau sakau. Atkreip dėmesį mano žodžius. Niekada nepaleisk jų iš akių. Laikyk juos giliai širdyje, nes jie neša gyvybę tiems, kurie juos randa. Ir sveikatą visam jų kūnui. Saugok savo širdį labiau už viską, nes ji nulemia tavo gyvenimo kryptį. Venk bet kokių iškrypusių kalbų, atsiribok nuo sugedusios kalbos, žiūrėk tiesiai į priekį ir tavo akis te būna nukreiptos į tai, kas yra prieš tave. Išlygink taką savo kojomis, eik saugiu keliu, nenuklysk nuo kelio, sulaikyk savo kojas nuo ėjimo paskui blogį. Dievo žodis niekada neprapuola. Izaijo 55:10-11. Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta tenai, bet drėkina žemę, daro ją derlingą ir leidžia suželti, kad duotų sėklą sėjėjui ir duonos valgytojui, tai bus ir su mano žodžiu, kuris išeina iš mano burnos. Jis negrįž pas mane tuščias, bet įvykdys tai, kas man patinka, ir pasieks sėkmę tame, kam jį pasiunčiau. Kaip Dievo žodis duoda gyvybę. Hebrajams 4:12-13. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis persmelkė iki sielos ir dvasios, sąnarių ir kaulų čiulpų, ir teisė širdies mintis bei ketinimus. Nėra jokio kūrinio paslėpto nuo Dievo, viskas yra nuoga ir atvira jo akimis, ir jam mes duosime atskaitą. Tikėjimas perkelia kalnus. Morkaus 11:24. Todėl sakau jums, viskas, ko melsdamasi prašote, tikėkite, kad gausite ir tai jums bus duota. Galios jėga tavo žodžiuose. Patarlių 18:21. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje, ir tie, kurie jį mėgsta, valgys jo vaisių. Atsakymai į maldas. Džiobo 35:13-14. Bet neatsakinga, bet neteisinga sakyti, kad Dievas neklauso, sakyti, kad viešpas nesirūpina. Tu sakai, kad negalėjo matyti, bet jis įvykdys teisingumą, jei tik palauksi. Psalmių 138:3. Vos tik aš meldžiuosi, tu man atsakai. Tu drąsini mane, suteikdamas jėgos. Bendra malda. Patarlių 37:9. O Dieve, prašau tavęs dviejų malonių. Leisk man jas gauti prieš mirtį. Pirma, padėk man niekada nemeluoti. Antra, neduok man nei skurdo, nei turtų. Duok man tik tiek, kad patenkinčiau savo poreikius. Nes jei praturtėsiu, galiu tavęs išsižadėti ir pasakyti, kas yra viešpats. O jei būsiu per skurdus, galiu vogti ir taip įžeisti Dievo šventąjį vardą. Rytui. Psalmių 59:16-17. Bet aš dainuosiu apie tavo galybę, kiekvieną rytą džiaugsmingai giedosiu apie tavo nesibaigiančią meilę. Nes tu buvai man prieglobstis, saugi vieta, kai ištiko bėda, o mano jėga, tau gėdų šlovinimo giesmės, nes tu, o Dieve, esi mano prieglobstis, Dievas, kuris man rodo nesibaigiančią meilę. Dievas yra geras. Psalmių 145:8-9. Viešpats yra maloningas ir kupinas užuojautos, lėtas pykti ir gailestingas. Viešpats yra geras visiems ir jo švelnus gailestingumas apima visus jo darbus. Nesirūpink rytojumi. Mato 6:34. Todėl nesirūpinkite rytdieną, nes rytdiena rūpinasi savo reikalais. Kiekvienai dienai pakanka jo pačios vargų. Gale Jėzus Nazariečio varde. Filipiečiams 2:9-11.
Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą, kuris yra aukščiau už bet kurį vardą, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis tiek danguje, tiek žemėje, tiek po žemė ir kiekvienas liežuvis išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats Dievo Tėvo šloviai. Kryžiaus gale. Kolosiečiams 2.15. Nuginklavęs kunigaikštystės ir galės, jis padarė ją viešą renginio dalimi, triumfuodamas per jį. Jėzaus kraujas visada šaukia už tave danguje. Kunigų 17.11. Nes kūno gyvybė yra kraujuje ir aš daviau jį jums ant aukuro, kad atpirktumėte savo sielas, nes kraujas atperka sielą. Visada primink tai šėtonui. Luko 10.18. Ir jis jiems tarė, aš mačiau šėtoną, krintantį iš dangaus kaip žaibas. Jėzus meilė mums. Romiečiams 8.35. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar baimė, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Nes aš esu įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartiniai dalykai, nei ateities dalykai, nei aukštis, nei gelmė, nei joks kitas sukurtas dalykas negalės atskirti mūsų nuo Dievo meilės, kuri yra Kristoje Jėzuje mūsų viešpatyje. Šventosios dvasios galia jūsų žinioje. 1 Jono 4.4. Jūs esate iš Dievo vaikeli ir nugalėjote juos, nes tas, kuris yra jumise, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Jūs esate nugalėtojas. 1 Jono 5.4. Nes viskas, kas gimsta iš Dievo, nugali pasaulį ir tai yra pergalė. Nugalėjusi pasaulį mūsų tikėjimas. Dievas visada su jumis. Psalmė 16.8. Aš žinau, kad viešpats visada su manimi, aš nebūsiu sukrėstas, nes jis yra visai šalia manęs. Dėl ramybės. 2 Tesalonikiečiams 3.16. Tegul pats ramybės viešpats suteikia jums savo ramybę visada ir visose situacijose. Viešpats te būna su jumis visais. Prieš baimę. 2 Timotiejų 1.7. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasią. Pasitikėjimas Dievo. Psalmių 23.4. Net kai aš einu per tamsiausią slėnį, aš nebijosiu, nes tu esi šalia manęs, tavo lazda ir tavo skeptra mane saugo ir guodžia. Dėl dvasinės kovos. Psalmių 58.7. Tegul jie dingsta, kaip vanduo į ištroškusią žemę, tegul jų ginklai tampa nenaudingi jų rankose. Apsauga. Psalmių 138.7.8. Nors esu apsuptas bėdų, tu apsaugosi mane nuo mano priešų pykčio, tu ištiesi savo ranką ir tavo dešinė jėga mane gelbsti. Viešpats įvykdė savo planus mano gyvenime, nes tavo ištikama meilė, o viešpatė amžina. Nepalik manęs, nes tu mane sukūrei. Apsauga nuo prakeikimų. Patarlių 26.2. Kaip skraidantis žvirblis, kaip skraidanti kregždė, taip prakeikimas be priežasties nenukris. Gauk išgydymą. Izaijų 53.4.5. Iš tikrųjų, jis nešė mūsų vargus ir pasėmė mūsų skausmus, vis dėlto mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir sužeistų. Bet jis buvo sužeistas dėl mūsų nusižengimų, jis buvo sutriuškintas dėl mūsų kaltės, bausmė už mūsų ramybę buvo ant jo. Ir jo žaizdomis mes esame išgydyti. Tik viešpaties planai nugalės. Jeremijo 29.11. Nes aš žinau planus, kuriuos turiu jums, sako viešpats. Tai planai geroviai, o ne nelaimiai, kad duočiau jums ateitį ir viltį. Užverskite savo naštą viešpačiui. Psalmių 55.22. Užverskite savo naštą viešpačiui ir jis jums pasirūpins. Jis neleis pamaldiems suklupti ir pargriūti. Atgamtinė jėga iš aukščiau. Psalmių 29.11.
Viešpats duoda jėgos savo tautai, viešpats juos laimina ramybę. Pergalė prieš nuodėmę. 1 Korintiečiams 15:57. Bet ačiū Dievui, jis duoda mums pergalę prieš nuodėmę ir mirtį per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jūs turite Kristaus protą. 1 Korintiečiams 2:16. Nes kas gali pažinti viešpaties mintis, kas pakankamai išmano, kad jį mokytų, bet mes suprantame šios dalykus, nes turime Kristaus protą. Dėl tvirtovių sugriovimo. Jeremijo 23:29. Argi mano žodis nėra kaip ugnis, sako viešpats, ir kaip kūjis sutriuškinantis uolą į gabalus? Gaukite laisvę. Jeremijo 30:8. Nes tą dieną, sako galybių viešpats, aš sulaužysiu jungą nuo jų akių ir nutrauksiu jų grandinės, svetimšaliai nebebus jų šeimininkai. Dėl vadovavimo. Psalmių 32:8. Viešpats sako, aš vesiu tave geriausių takų tavo gyvenimui, aš tave patarsiu ir stebėsiu tave. Gaukite išmintį. Izaijo 54. Viešpats Dievas davė man savo išminties žodžius, kad žinočiau, kaip paguosti pavargusius, kas rytą jis pažadina mane ir atveria mano supratimą jo valiai. Miegui. Psalmų 4:8. Ramybėje guluosi ir miegu, nes tik tu vienas su viešpatė saugai mane. Šlovinimui ir garbinimui. Psalmų 103:3-5. Jis atleidžia visas mano nuodėmes ir gydo visas mano ligas, jis atperka mane nuo mirties ir vainikuoja meilę bei švelnių galestingumų, jis pripildo mano gyvenimą gerais dalykais, mano jaunystę atnaujinimą kaip erelio. Kasdieninė bendrystė. Imkite duoną ir vyną, palaiminkite juos ir padėkokite Jėzų už tai, ką jis padarė jums ant kryžiaus. Atgailaukite dėl visų nuodėmių, kurias įvykdėte, ir kalbėkite su juo apie tai, apie bet kokias ligas, rūpesčius ar bėdas, su kuriomis susidurite. Tada imkite duoną ir vyną, nes Kristaus kūne, kurį valgote ir jo kraujyje, kurį gerite, yra prisikėlimo galia. Tai prikels jūs iš numirusiųjų ir sustiprins jūs kiekvienoje jūsų gyvenimo srityje, kurioje jaučiate silpni. Mato 26:28. Jiems valgant Jėzus paėmė duoną, palaimino, sulaužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite, valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmė taurę, padėkojo, davė jiems ir tarė, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejantis nuodėmės atleidimui. Jėzaus įsakymas. Morkaus 16:15-20. Ir jis jiems tarė, eikite visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir bus pakrikštytas, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. O tuos, kurie įtikės, lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims į rankas gyvatės ir ją išgers ką nors mirtino, jiems nepakenks. Jie uždės rankas ant ligonių ir šie pasveiks. Taigi, kai viešpats jiems tai pasakė, jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie išėjo ir visur pamokslavo, viešpačiui darbuojantis su jais ir patvirtinant žodį lydinčiai ženklais. Amen. Luko 10:19. Štai, aš duodu jums valdžią minti gyvatės ir skorpionus ir visą priešo galę. Ir niekas jums jokių būdų nepakenks. Romiečiams 1:16. Aš nesigėdžiu Kristaus Evangelijos, nes jis yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirmiausia žydui, paskui ir graikui. Apie autorių. Darius Mikšys nuo 5 metų gyveno vaikų namuose kartu su vyresne seserimi. Jis paliko vaikų namus, kai jam suėjo 18 metų. Gyvenimas nebuvo toks, kokio jis tikėjosi. Gyvendamas gatvėse skirtingose šalyse ir būdamas uždarytas kalėjime, jis visiškai neturėjo vilties, jis linksminasi ir vartojo įvairius narkotikus, kad nuslopintų realybę.
Galiausiai, savo gyvenimo dugne Darius susidūrė su Jėzumi, kuris apvertė gyvenimo aukštyn kojomis. Dabar Darius yra evangelistas, piligrimas, rašytas ir kino kūrėjas, kuris keliauja aplink, nešdamas viltį ir dalindamasis gerą evangelijos naujieną su kitais. Ta viltis yra čia ir jo vardas yra Kristus, kuris siūlo amžinai gyvenimą. Darius taip pat buvo Kenijoje, Afrikoje, kaip misionierius, skelbdamas evangeliją vietiniams bažnyčiams ir dalindamas savo liudijimu su vietiniais gyventojais. Pabaiga.